Nu ką, kas čia, neberodyk man. Sveiki, gerbiamoji publika. Turim naują kamerą, turim garažą, turim Volvo 9 Cam Drift Build Mega Pro Max. Pasiruošimas, kaip sakant, plytai. Turim Dančiką. Dančikai, kur esi? Va, turim Dančiką, kolegą. Padės man šiandien čia prie šitų dalykų. Ir jisai net nelaukia nieko. Iš karto yra kimbama prie darbų. Ir nuėmamos palaužtos detalės. Turim linelį, bet linelis išvaro viskas namo, sako, pavargo jau. Tai žodžiu, gerai, šiandienos planas yra nusiardyti variklio skyrių, likusias nesąmonės, kas dar yra čia palikę. Viską išsiardom, viską išsiplaunam ir tada nusidažom, bus dažoma. Tai nusipirkau šitam reikalui, nusipirkau 2 juodų dažų, 1 gruntą ir 2 laką. Ir manau, kad užteks, jeigu neužteks, nusipirksim dar, koks skirtumas. Tai žodžiu, let's come on, išlinkinėjam, darom, kiek išeis nufilmuosim, kiek neišeis nenufilmuosim, bet let's go. Tai gerai, žodžiu, dirbam. Kokie yra priimti sprendimai, kad atsisakom kai kurių dalių. Blet, muzonas tai labai negerai. Žodžiu, kai kurių dalių atsisakom, tokių kaip pavyzdžiui. Eiktų. Kad ir naują kamerą, pisa protą, kas čia per... Žodžiu, šito kampo nebėra. Ten toj padarysim, kad nebebūtų irgi. Crash barą pjaunam lauk. Žodžiu, Volvo priekis bus be nieko. Priekis be priekį. Tėvuks dabar va čia. Oi, numovė šlangą. Oi, tai šaunuolis. Tai ne. Žodžiu. Taip, kol kas taip. Volvo Compact. Jo, tai jeigu ką domina, kaip sakant, crash baras, kreipkitės, galim suderinti kainelę, kažką. Bus gerai. Jie atjunginė tau nuo tenai visą? Ką tokia? Sakaba visą šito nuo čia. Kiek tai reikia gerai, čia reikėtų nuplauti šūdą, žinai, kad čia, blėt, pasinaikintų greičiau. Nu, taip. Tai čia pirmą ir reiktų. Aišku, bet matai, su šituo. Nu, ką sugalvojam, ką veikiam. Karoči. Šveičiam, aišku, čia visą tą engine bay'ų, valinėjam, atjunginėjam, darinėjam. Tai dabar koks yra veiksmų planas? Veiksmų planas yra toks, kad nusileisim visą traversą, karoči. Tai leisim čia atraminiai, out, čia šitą traukę, out, stabilinikas, out ir visą jį taip žemyn ir numetam. Ačiū. Ir viskas, ir bus įbys. Tada landžiukų šonus čia galėsiu apsižiūrėti. Tai šiandienos tikslas yra viską apsišveisti, apsivalyti, gal pradėti virinti. Nes žiūriu, kad čia dažyti rytoj tikrai. Nes neturiu dar maskavimo juostos. Ar čia tam engine bay'u aš kažką norėsiu maskuoti, turbūt, kad nelabai. Bet kai dažysiu lankus, ten jau norėsiu
pasislėpti biškį dalykų. Arba visą tą saloną juodai nupūsime. Nu, vienas sėdynė likus, iš tikrųjų, tušęs tas salonas. Nu, žodžiu, galvosim, matysim rytoj, žiūrėsim, kaip nuotaikos ir kaip norėsim daryti. O dabar, va, Volvo kol kas tokia. Jo, ir šiaip reikės dar pagalvoti, taip ant greičio, idėją bent jau susidėliot galvoj, kaip noriu daryti priekį iš vamzdžių. Ir tada juos, nusipirkti vamzdžių, nusipirkti lankstymo staklytės, pasilankstyti, pasidaryti ir pizę. Priekis iš vamzdukų bus gražiai, eik, ledas. Plojam, važiuojam. Žodžiu, Danas tenai. Danai nekalk biškį dabar. Danas vis dar kala šitas izoliacinės medžiagas. O aš einu biškį pavirinti. Čia virinti, matysim biškį. Tai žodžiu, turiu nuojautą, kad čia belia kaip. Čia žiauriai gerai eis viskas. Ir aš manau, kad belia kaip gerai ir eis viskas. Gerai, Dančikai, gali kalti. Jeigu nori, jeigu nenori, tai nekalti. Kaip nori. Poku, tu nesipistė tos insilerių, žinau. Tikrai pajabai. Tai geriau kitus, va ten, kur apačioj, žinai, daugumą, kur eina, ten eina. Tai tu nori čia, o kaip yra apačioj, ne? Jo. Kurva! Landžeronas užsidėlė, kurva. Ir žinai, breaklinerai landžą buvo prie ją. Tai žodžiu, ką darom? Labiškai nekal dabar sekundę. Ką darom, tai va čia va, viskas, ką mato, čia jau užvirinta, ne? Tai čia dar virinsiu iš kitos pusės. Originaliai eina tiesiog po vienas taškas tiesiog. Tai aš čia viską visur apvirinsiu ir tenai viršuoju, nu žodžiu, kad suteikti standumo kėbului. Tai čia toks dabar. Ta, žinau. Čia prisikūrė. Ką, čia viršuoju? Jo. Surpysim. Yeah. Sakykim, gal kažkiek, nežinau, kiek čia matos jums per kamerą, bet lauk, čia irgi tiek užduminta. Ne, čia biški mažiau. Ir tada ateini čia, nu čia biški padūminta. Volvikė biški padarė. Bet vat, čia pavyzdžiui važiuoklės laikiklius apėjau papildomų siūlių, nes čia pavyzdžiui toks laikiklis, ne? Čia vienas taškinis, čia vienas taškinis. Tai bum biški apirinau. Čia tik tai apačioj kol kas. Čia reikia viršui nusimti šitą kuro vamzdelį ir tada išveisti ir tada irgi bum biški. Tai žodžiu, darom tokius dabar, vat. Patvirtinimus gerinam Volvos važiuoklę, ar tai padės, nebūtinai, bet kol yra proga, geriau yra padaryti, man atrodo, negu nepadaryti, tai darom. Žodžiu, Danas išvarė pas žmoną ir vaiką. Ačiū Daniukui, jeigu žiūri dar kartą už pagalbą, man labai smagu buvo. Žinau, kad ir rytoj darysim, aš ir poryt darysiu turbūt.
Tai žodžiu, nes tų savaitgalių iki sezono nebelika daug. Dabar yra vasario 28, už pusės valandos kovo 1. Va taip, pusė 12 yra. Tai turiu dar vieną skarbę alaus, prasidarysiu ją, kol išgersiu, padirbsiu ir tada varysiu namo. Prasidariau visus garažo vartus po biškį, taip kad gal skersiais, kad pratrauktų tos dūmus, nes čia. Ir čia nėra dėl šalčio, man atrodo. Gal biškai yra viesu tipo, bet žodžiu, iš esmės yra daug toksinių medžiagų ore. Tai karočiai, gerai vėdinamės ir dirbam toliau. Nu, tai ką, turim antrą nakties. Šiaip jau kurį laiką tiesiog prasėdėjau čėtinau su chebra. Blet, sakau, kas čia duri ranką? Nesakau, kas nors, aišku. Rankovį kurvai. Įkibęs. Blet, prilipo prie kameros. Žodžiu, viskas. Varau miegot. Kokį turim rezultatą? Nebenufilmavau jau šitą etapą, bet... Turim va tokį Engine-bėjų. Nu šiaip tai paėmus. Jisai atrodo kokį 1000 kartų šviežiau negu praeits. Nu, tipo. Nu ir šiaip ta pilka, nahu tos pilkos, viskas. Nebereik pilkų mašinų, nu, tipo. Pasaulyje yra spalvų išrasta. Nu, tipo, aišku, čia negali čia kažką sakyti, juoda, tai irgi, nu, kaip spalva, tai tokia, žinai. Yra įdomesnių, bet... Nespręskit apie mašinos spalvą pagal Engine-bėjų, aš va taip galiu pasakyti. Tai žodžiu, va, viskas yra padaryta, šiaip esu pavargęs, nahui, nugaras, skaud, jau šautau tam garažinės kondiškį, išjungiam, kai baigiam darbą. Aš šiaip nesijungiu, nereikėjo, kol dirbi tol zaibys, bet rankas juodas irgi, kaip ir Engine-bėjus, kurva. Pala. Nu gerai, nu per čia neatrodo. Realybėj, žinokit, juodesnė atrodo. Nu tai garo, čia va toks. Smagu, šiaip kamerytą, kai atgavau pizdę vėl pafilminti jums čia tą kontentą. Yra kaip ir zaibys. Taip. Tai viskas, grįšim kažkaip čia į tą ritmą, sakykim, tokį youtuberę. Ir gerai bus. Jo, palauk, dabar taip dar pažiūrėjus. Pavyzdžiui, blet, sūkis. Čia, kur yra mano vosiulytės, nu, tipo, aišku, čia nėra jos čia kažkokias gražias labai. Bet, o, čia užsivirinė, ten užsivirinė. Nu, tipo, nėra, kad kristų į akis labai. Viskas kaip ir zaibys. Ten, o, ta pačioj, pavyzdžiui, apšė viskas zaibys, fengšui. Ten taip ir viršui nebenuminėjau. Nu, tipo, nenusėmė tas vamsdelis, nes ten stabdžiai trukdė. Tai ir nebevirnu, pizdu. Ta prasme, čia apačią pravirnu, čia tas papildoms, nu tai kiek laikys, tiek laikys. Tipo, kai sakoma, svarbu, kad būtų geriau negu buvo, tai čia yra tikrai geriau negu buvo. Nu, tai viskas. Nu. Viskas, man atrodo, kad jeigu čia yra pakankamai medžiagos, tada čia baigiu epizodą. Tai, žodžiu, jeigu baigiu čia epizodą, tai iki kitų pasimatymų, gerbiamoji publika, susimatom labai neužilgą, aš manau, dėl to, nes yra dar daug labai dalykų, ką reikia daryti. Tai vien rytoj, manau, kad nusišveisiu visą traversą, nusidažysiu, užsidėsiu variklę kojas, jau ką būtų gražiai man plytos kojas. Pasidarysim šitą, tada... Ką čia dar rytoj galim daryti? Lankus reikia nusidažyti dar. Va, tiksliai, lankus, salioną. Oi, ble, čia tų darbų, eina, nahui, gerai. Man atrodo per naują. Ačiū gerbiamoji publika, jums uždėmesi, iki kitų pasimatymų. Darysiu videokus dažniau labai, jau turiu ko sufilmuoti, turiu kur sufilmuoti, turiu viską, ką reikia. Reikia tik tai netingėti.
Nustok kartais sunkiai. Žodžiu, iki kitų kartų.